Jonas Karklys, važiuosiu GT Endurance disciplinoje. Sveiki, esu Arūnas Gečiauskas, dalyvausiu Valensijos olimpinėse žaidynėse, FIA žaidynėse su GT klasės automobiliu. Tai man jau 2 metai GT lenktynėse ir važiuoju daugiau sprint tipo lenktynėse. Šiemet važiuoju GT Masters tarptautinėse lenktynėse Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Olandijoje ir kitose šalyse. Ir šiemet pavyko iškovoti pirmą Lietuvos istorijoje podiumą, iškovoti 3 vietą legendiniai Spa. Praėjusiais metais taip pat važiavau GT Masters, o dar prieš tai keli metai buvo TCR Germany čempionatas, 2 metai Clio ir panašiai. Tai įvairūs podiumai ir laukiam dar kitų naujų pergalių. Yra pavykę turėti dar pro šį dieną Kačerginės Nemuno žiedo rekordą. Čia gal esminis toksai, bet labai senai tas jau nutiko, o su dabartiniais tai važiuoju su Autojutos komanda. Važiuojam ilgų nuotolių varžybose ir savo klasėje, ir paskutinį savaitgalį, kaip tik buvo Barcelona, 24 valandų lenktynėse, laimėjom 3 vietą su komanda. Tai labai džiaugiamės, nes startavom iš galo ir po tam tikrų įvykių su mašina. Čia toks paskutinis įdomiausias. Prieš tai šį sezoną irgi yra tekę lipti ant podiumo ir bendroji neteko, iš tikrųjų, meluoju, savo klasėje esam buvę 2, 3C, kelis kartus 12 valandų varžybos. Spa ir Misano. Kartu su Arūnu Gečiausku dalyvausim kelių lenktynių endurance tipo varžybose ir turėsim pakeisti vienas kitą. Turėsime 2 ar 3 lenktynės po valandą ir tikslas bus važiuoti kaip sprinte, kaip įmanoma greičiau, įgyventi visus tikslus, įgyventi visas užduotis. Kol kas neaišku, kokie bus konkurentai, bet norisi smagiai pakonkuruoti. Šis sezonas labai intensyvus, daug kalniukų, daug įvairiausių nuotykių trasoj, turėjome ir 3 gedimus, nebaigėm 3 varžybų mano čempionate GT Masters, tačiau buvo ir labai gerų akimirkų, kaip ir minėjau, Belgijoje paskutinėme etape tai buvo geriausias rezultatas, gal net kiek netikėtas šį sezoną, bet labai malonus. Taip pat vasario mėnesį dar kartu su Arūnu dalyvavom toj pačioj trasoje Valencijoje GT Winter Series čempionate, tai buvo labai geras sprendimas pasiruošti varžyboms, susipažinti su trasa, pasižiūrėti, kokie ten yra niuansai, kaip susidirbam su komanda. Tai sezonas labai įdomus, intensyvus ir dar man lieka 3 varžybos šiemet. Šis savaitgalis Red Bull ringas Austrijoje, taip pat Hockenheimas Vokietija ir iškart po savaitės keliavom į Valenciją. Važiuosime GT3 klasės automobiliu Audi R8. Antroji evoliucija, tai vienas patikimiausių ir seniausiai važiuojančių šitoje kategorijoje automobilių. Tai yra V10 variklį turintis automobilis, galas varomas, gale yra automobilio variklis. Automobilis yra labai konkurencingas, nors ir ne pats naujausias, tačiau jis labai manevringas posūkiuose ir šita trasa ko gero yra palanki. Žinoma, daug dalykų priklausys ir nuo balance of performance taisyklės, kaip sulygins automobilius toms varžyboms. Kartais būna palankiau vienam automobiliui, kartais kitam, bet tikimės, kad šitas automobilis bus labai neblogas šitom varžybom. Pirmiausia, sakyčiau, tai gal atiduoti visą save kartu su komanda, kad abu lenktynininkai maks išspaustų, ką gali, tai dienai geriausio. Tai tada būsim tikrai laimingiausi, kad nenuvylėm bent jau savęs ir jeigu taip, tai gal ir bus kažkoks rezultatas. Sunku pasakyti, koks bus bendras lygis ir ar galima pakovoti dėl aukščiausių vietų, dėl aukščiausių medalių, bet važiuojam tikrai stengtis ir jau dabar pradedam pasiruošimą, analizuoti trasą ir panašiai. Tai matysim. Svarbu išlikti kukliems ir tikėtis geriausia. Jausmas labai nuostabus. Pagaliau ir autosportas turi kažką tokio kaip olimpinės žaidynės ir didžiulė garbė atstovauti savo šaliai. Esam labai laimingi dėl to. Tai yra kažkoks tai pripažinimas, tuo pačiu ir atsakomybė. Kaip minėjau, svarbiausia dabar geras pasiruošimas ir padaryti viską tiek dėl savęs, tiek dėl šalies. Tai bus labai malonu nešti Lietuvos trispalvę.
Atstovauti Lietuvą yra ir atsakomybė, ir puikus tuo pačiu jausmas, kaip ir kolega Jonas sakė. Tai iš esmės nėra taip prastos varžybos emocinė prasme. Tu iš karto turi nusiteikti ir pasiruošti, kad tai yra, kad esi deleguotas ir dar papildomi kilogramai užsideda prie tos esamos naštos, su kuria turi susitvarkyti. Tai iš esmės yra bendrąja prasme tai yra privilegija ir labai laukiu šito renginio. Pirmiausia, saugiai suvažiuoti, kad nebūtų kažkokių nemalonių incidentų, visi dalyviai galėtų pasidžiaugti ir laimingai gerai pakonkuruoti ir pasiekti aukštų rezultatų. Aišku, linkim visiems kitiems užimti 2-3 vietas, savo užimti aukščiausią. Tai va, labai laukiam šito renginio. Tiksliai sunku pasakyti, bet žinau, kad turėsime ir kartingistų, ir drifto turbūt atstovų, ir daugiau žiedo atstovų. Tai visas būrys lietuvių bus. Galbūt neužpildysim visų disciplinų, turbūt neturėsim sunkvežimio vairuotojų, bet įdomu pamatyti, kas laukia. Tai spalio pabaigoje, paskutinį spalio savaitgalį įsijunkit Facebooką, YouTube ir žiūrėkite tiesioginę transliaciją FIA Games, o kas galite atvažiuokite į Valenciją, kur bus dar šilta. Nuostabus miestas, pakankamai daug įspūdžių, tikrai verta atvažiuoti, atsivežti trispalvės ir kartu palaikyti. Mes pažadam pakviesti į pitleiną, galbūt net atsisėsti į automobilį, pasižiūrėti iš arti, kaip tai atrodo ir linkim gerų emocijų tiek prie ekranų, tiek gyvai. Gal prisimenu vieną įdomią istoriją, kada dar prieš 2 metus važiavom TCR Germany čempionate. Tai yra Touring Carsų čempionatas ir pakankamai pajėgus ir turėjom varžybas Austrijoje, kur dabar keliauju. Ir penktadienio treniruotėse tiesiog susprogo variklis ir per naktį komandai teko įkeisti ir nesitikėjome kažkokių tai rezultatų. Tuo metu dar važiavau su Hyundai'u i30, labai fainu automobiliu, labai konkurencingu. Ir kartu su komanda keitėm, mechanikai dirbo gal iki 7 ryto ir be keisdami galimai gal turėjo kokį vieną kitą alaus buteliuką ir kai jie baigė darbus, jiems tai dar buvo vakaras ir jie į dušą su alum ir kiti labai stebėjosi, kaip čia lietuviai dirba kartu su alum iš pat ryto. Ir buvo įdomi istorija po to, kai reikėjo dalyvauti kvalifikacijoje ir tie automobiliai yra su turbinom ir reikia turėti tokį turbo boostą, koks tik yra leidžiamas, nedaugiau. Tai mes kvalifikaciją maždaug 15 minučių iš 20 naudojam tiesiog reguliuoti turbinai. Tai reiškia, išvažiuoji vieną ratą, iškart grįžti, žiūrim, prisijungia kompą, ką ten rodo. Ir vis tiek gavosi paimti pole poziciją. Tai buvo labai faina, nes visi atidavė širdį, o galėjom lengvai pasiduoti ir nevažiuoti, bet tai yra tikrai ta istorija, kur ilgai prisiminsiu. Ir tą savaitgalį net 2 pole pozicijas pavyko paimti. Tai įkrėtėm ir keliom gamykliniam komandom. Tai labai faina buvo, nepaisant to, kad nelabai ko ir tikėjomės. Tai ta istorija tokia ir buvo, kaip pradžioj užsiminiau, kad per treniruotės buvo sudaužytas automobilis ir iš esmės kaip ir žiūri iš vieno kampo, kad jau galbūt nebeverta dalyvauti varžybose, bet kadangi esam rizikos bendruomenė ir suprantam, kad tokių situacijų nutinka, tai visa komanda nepasidavė, tame tarp ir vairuotojai, mes startavom iš paskutinės vietos, atvažiavom iki savo klasės 3 vietos ir iš esmės kokia yra šitos istorijos, koks yra moralas, kad čia ir yra įdomumas viso autosporto ir viso konkuravimo, kad turi niekada nepasiduoti, daryti iki galo dalykus ir jeigu nepasiduodi ir darai, rezultatas kažkada ateina. Tai labai toks įdomus buvo įvykis ir dar kartą primena, kad reikia kovoti iki galo.